Ką tik tai girdėjome pirmajame skaitinėje iš Senojo testamento pasakojimą iš 1 Karalių knygos, 11 skyrius 29 eilutės iki pat 12 skyrius 19, kai Dievo išrinktoji tauta atrodo gavusi tiek daug. Karalius Dovydas laimėjęs, pagal mūsų europietišką sampratą rinkimus, tuometiniam Izraelyje gavęs visas malonės, dovanas, karaliavęs ir jam nieko netrūko, netgi Dovydo padarytas nuodėmes, kaip neištikimybė, netgi, mūsų akim tariant, baises nuodėmes Dievas dovanojo ir perkeitė į palaiminimus. Jo iš nuodėmės gimusio sūnaus Saliamono viešpats, jisai irgi neatstumia, atvirkščiai padaro vieną iš labiausiai išmintingiausių asmenybių, kaip valdovų, kaip politinių vadų visai žmonijos istorijai. Ir apie ką mes šiandien klausomės? Mes klausomės istoriją apie tai, kad nežiūrint, koks žmogus bebūtų išmintingas kaip Saliamonas, jisai yra nuodėmingas. Viešpats tai žino, bet jisai yra įdėjęs mums galimybę, tai yra laisvą valią, sveiką protą, pasipriešinti blogiui. Kaip ir visoje išganimo istorijoje jūs niekados, ko gero, ir neišgirsite, jeigu Dievas sukūrė gerą pasaulį ir netgi ištarė labai gerą, tai iš kur blogis? Dievas į šį klausimą tau šiame gyvenime nesakys, bet jisai palieka mums receptą: nugalėk blogį gerumu. Daugybė išminties literatūros puslapių kalba apie tai, kad sako, nežiūrint, kad nuodėmė stovi už tavo durų, tu gali jai pasipriešinti. Blogis, tamsa neturi galios tau, jeigu tu pasakai ne, nesutinku. Štai karalius Saliamonas į savo senatvę pridarė kvailysčių. Jisai nusisuko nuo Dievo, pradėjo naudoti, kaip dabar labai madinga, toleranciją. Ta momentą, kai jis tapo tolerantiškas visoms savo žmonoms, kurios buvo pagonės, jisai paslydo, pristatė svetimiems dievams daugybę altorių, netgi iki tokios beprotybės, kad vienam iš tų demonų, iš tų dievysčių pradėjo aukoti netgi vaikus, tai ką mes galim pavadinti šiandien abortai. Ir viešpats perspėjo per pranašą Saliamoną, kad iš tavęs bus atimta tavo karalystė, ne tau esant gyvam, bet kai tu mirsi. Štai mes turime dabar pasakojimą, kai į Saliamono sostą sėdasi jo sūnus, kaip nebūtų priešingybė tėvui, visiškas kvailys. Ne ta prasme, kad psichiškai jam reikia psichiatrų priežiūros, ne tame prasme. Visiškas neišmanėlis nei politikui, pilnas ambicijų, dėl to, kad nesudėjo vilčių į Dievą ir darė tas pačias klaidas kaip ir tėvas senatvėje. Na ir turime pasakojimą, kaip Jerobeamas, tai yra vienas iš karaliaus Saliamono ūkvedžių, jis netgi nėra grinakraujis žydas, kelyje sutinka pranašą Ahiją iš Šilo. Ir jisai patiria pranašo tokį labai aiškę vizualią pranašystės žinią, kai jisai nusivelka naują apsiaustą ir sudrasko į 12 gabalų. Ir atiduoda iš tų 12 gabalų 10 šiam būsimam Izraelio karaliui, Jerobeamui, sakydamas, kad tu valdysi Izraelį, Judo aš tau netiduodu, nes mano žodis galioja Dovydui, kad paliksiu tau
dėl savo ištikimybės, ne dėl tavo nuodėmė, bet dėl mano ištikimybės paliksiu Judą, tau leisiu jame turėti palikonių, bet štai visą Izraelį atiduosiu vienam iš tavo tarnų, netgi ne tavo šeimos narių. Apibendrinant, ką tai turi bendro su mumis, kurie dabar klausomės čia, mūsų laikais, šie atrodo sena istorija, o tą pačią istoriją Lietuva daro. tą pačią klaidą labai dažnai daro didžioji dauguma mūsų vadovų, tiems, kuriems Dievas leidžia pabūti prie valdžios vairo. Tai yra, kada nusisuka tautos valdantieji, ar tai būtų prezidentas, ministrai, Seimo nariai, miesto merai, jeigu norite, įmonių vadovai, direktoriai, visi tie, kurie turi tą vadinamą vadovo statusą. Kai jie nusisuka nuo Dievo, Viešpats daro lygiai tą patį. Jisai atims iš tavęs tavo valdžią, netgi tavo turtą, tavo brangenybę, tai, kad tu valdėjai, bus išdalinta kitiems. Kad ir kaip būtų skaudu, mes turime netgi tokias skaudžias pamokas, jeigu prisimenat mūsų tėvynė Lietuva, kuri netrukus švęs vasario 16 dar kartą tą didžiąją šventę, kai buvo atkurta Lietuvos valstybė, nepriklausomybė. Ir jeigu prisimenat tie 1918 metų mūsų laimėjimai tęsiasi labai neilgai. Labai greit mes praradom Vilnių, buvo apkarpyta toji, atrodo, laisva Lietuva, pasidžiaugėm net nepilnai 20 metų ir praradom netgi tą laisvę, buvom vėl okupuoti sovietų, okupuoti vėliau nacių ir didelis metus buvom išdraskyti. Štai šie metai bus 36-ieji irgi kai kovo 11 minėsim tą dovaną, kad 36 metai, kaip vėl gavom šansą, vėl buvo mūsų pasigailėti. Ir atkreipkite dėmesį, kad vidus lietuvio šiaip ir nepasikeitė. Taip kaip prieš 1940 metus, taip ir dabar. Žmonės labai greitai užmiršta, iš ko mūsų tėvynė Lietuva gavo laisvę, gerovę ir nepriklausomybę. Ne dėl mūsų išmanumo. Jeigu tariam taip šviesiai tiesiai, mes esam politiniai labai dažnai kvailiukai, kurie pasiduodam taip kaip ir tas karalius Saliamonas senatvėj, toms visoms pasaulio siūlomom tolerancijom ir išskystam, prarandam savo lietuvių tapatybę, kad esame garbinga, krikščioniška lietuvių tauta, kuriems dar vis yra paliktas šansas, kaip ir Dovydui. Tau duodu tą dar vieną galimybę, tą vieną Judo giminę, neprarask jos. Kad ir kas beatsitiktų, grįžk pas Dievą. Klysti, daryti klaidas yra žmogiška. Pasilikt klaidoj, mele, yra velniška. Viešpats šiandien šiais Senojo testamento pamokomos istorijos žodžiais kreipiasi visus Lietuvos vadovus, kabutėse valdovus, ir perspėja: baikite daryti nesąmonės. Atsipeikėk, lietuvių tauta, nes būsi sudraskyta taip, kaip šis pranašo apsiaustas, bus atimta tavo laisvė ir nepriklausomybė. Ir vėl tik tai galėsi dainose džiaugtis, kad mūsų tik 3 milijonai. Tik tai atvirukose ir nuotraukose galėsi pasidžiaugti kažkada tai atkovota Lietuvos laisvė. Bet jeigu būsi ištikimas, Viešpats tau pažada. Mūsų tėvynė Lietuva, mūsų taip mylėta laisvė, gerovė, kurioje šiandien lietuvis maudosi,
Jisai tęsis ir dar daugiau. Mes galbūt iš Dievo malonės galėsime tapti tas garstyčios grūdelis, kuris pasėtas Europos Sąjungai, duoda didžiulį 100-eriopą vaisių visų tautų išganymui. Amen.